Sveiki, pasikalbėkime apie emocinį intelektą. Emocinis intelektas yra viena iš esminių savybių, siekiant gyventi subalansuotą, kokybišką ir laimingą gyvenimą. Pasak psichologų, gyvenime reikia vadovautis ne vaikymosi, o pritraukimo koncepcija. Jeigu jūsų tikslas yra pagauti kuo daugiau drugelių, niekada to nepadarysite jų besivaikydami. Verčiau auginkite gražų sodą ir drugeliai patys pas jūs atskris. Taigi, kaip emocinis intelektas yra susijęs siekiant į savo gyvenimą pritraukti tai, ko iš tiesų trokštame ir kodėl tai yra raktas atrakinantis daugybę durų į laimę. Emocijos yra neatsiejama kasdienė mūsų gyvenimo dalis. Kiekvieną dieną patirite daugybę įvairių emocijų skirtingose veiklose, tokiose kaip darbas, santykiai bei laisvalaikis. O šios veiklos įtakoja mūsų jaučiamą meilę, džiaugsmą, liūdesį bei pyktį, ar net gėdą ar pasišlykštėjimą. Kartais netgi sunku suvokti, kad kiekvienas jūsų gatvėje sutiktas žmogus kiekvieną dieną išgyvena panašias emocinės audras kaip ir jūs. Trumpai tariant, visas mūsų gyvenimas yra pagrįstas emocijomis ir tai, kaip mes su jomis tvarkomės. Tačiau kasgi vis dėlto yra tas emocinis intelektas ir kodėl taip svarbu jį ugdyti siekiant gyventi pilnavertį gyvenimą? Žmonės giriasi turintys aukštą IQ, tačiau ekspertai drąsiai teigia, kad gerai išlavintas emocinis intelektas yra gerokai svarbesnis siekiant gyvenime patirti sėkmę skirtingose jo aspektuose. Emocinis intelektas yra savybė, suteikianti gebėjimą atpažinti, suprasti ir valdyti savo emocijas, bei atpažinti jas kituose žmonėse. Emocinis intelektas atlieka labai svarbų vaidmenį sprendžiant įvairias gyvenimiškas problemas, su kuriomis susidurime santykiuose su kitais ir netgi su pačiu savimi. Emocinio intelekto vadovavimo instruktorė Margaret Andrews pabrėžia, kad emocinis intelektas yra kritiškai svarbus aspektas kokybiškų santykių kūrimui ir jų išlaikymui, kas sudaro didžiulę įtaką sėkmingam ir subalansuotam asmeniniam gyvenimui. Mūsų pasaulyje gyvena daugybė finansiškai turtingų ir sėkmingų verslininkų, mokslininkų, teisininkų ir kitokių įvairių savo srities specialistų pasiekusių karjeros aukštumų, tačiau nesusitvarkančių su savimi ir savo asmeniniu gyvenimu, ko pasėkoje jie gyvena liūdnus, pilnus pykčio, neapykantos ir nepilnavertiškus gyvenimus. O visi šie faktoriai atsirima į vieną pagrindinį aspektą – emocinio intelekto deficitą. Gyvename pažangių technologijų, greito vartojimo bei neribotų galimybių laikais. Tačiau daugeliu žmonių neužtenka emocinio pajėgumo išties svarbiomis akimirkomis nuoširdžiai ištarti tokių žodžių kaip ačiū, didžiuojuosi, myliu ir atsiprašau. Emocinis intelektas pasižymi gebėjimu prisimti atsakomybę už savo padarytas klaidas bei jas paleisti, stiprią empatiją bei rūpesčių dėl kito žmogaus patyrimų emocijų bei išgyvenamų sunkumų. Taip pat gebėjimu priimti ir prisitaikyti prie gyvenime patirimų pokyčių ir savo emocijų kontroliavimo sudėtingose situacijose. Patys sėkmingiausi savo sričių lyderiai dalinasi viena ta pačia visiems būdinga savybė – aukšto emociniu intelektu, kuris padeda jiems tvarkyti su savimi ir teigiamai įtakoti juos supančius žmonės. Kad galėtumėte tobulinti savo emocinį intelektą, siekiant iš to sulaukti papildomos naudos savo gyvenimuose, yra labai svarbu suprasti esminius jo faktorius. Aukšto emocinio intelekto naudą galima skirstyti į 5 esminius komponentus. Šis komponentas yra labai svarbus siekiant užmegzti santykį su kitais žmonėmis bei kurtis kokybišką, bendrystę pagrįstą ryšį. Tas, kuris geba suvokti savo emocijas, išsiugdo gebėjimą geriau jas suprasti ir kitose žmonėse. Šis įgūdis labai palengvina susidraugavimo, komandinio darbo, lyderystės bei sklandžių santykių palaikymą darbinių ir asmeninių santykių srityse. Gebėjimas suprasti ir užjausti kitą žmogų dėl jo patirimų emocijų santykį sustiprina ir daro jį kokybiškesniu. Nebejoju, kad patys puikiai galite suprasti, kaip iš tikro yra gera tiek sunkes, tiek linksmas akimirkas dalinti su tais žmonėmis, kurie jūs išklauso, supranta bei užjaučia, ar netgi kartu su jumis nuoširdžiai džiaugiasi ir švenčia jūsų pasiektas pergalės gyvenime. Žmonės, kurie išsiugdo stiprų emocinį intelektą,
daug geriau sugeba išreikšti savo jausmus ir netgi suprasti, ką jiems sudėtingose situacijose bando pasakyti kiti, nerandantys tam tinkamų žodžių. Kiekvienas per savo gyvenimą turime daugybę nemalonių pokalbių, aiškinantis santykius, sprendžiant problemas, bei gilinantis į konfliktus, siekiant, kad tos situacijos daugiau nebepasikartotų. Ir aukštas emocinis intelektas padeda šiems pokalbėms vykti gerokai sklandžiau, lengviau, bei padeda išlaikyti stabilę emocinę būseną ir pagarbą pašnekovui, ko pasekoje tampate žmogumi, su kurio įveikinėti gyvenimo iššūkius pasidaro ne kančia, o savotiškas malonumas, skatinantis asmenybės auginimą. Aukštas emocinis intelektas tiesiogiai koreliuoja su kritiniu mąstymu. Aukštą emocinį intelektą išsiugdę žmonės sudėtingoje situacijoje geba stabtelėti, bei apmąsčius pasirinkti geriausiai jiems ir jų aplinkiniams tinkančią veiksmų kryptį net tada, kai jaučia stiprią pagundą kažką atlikti pačiame emocijų įkarštyje. Dėl šios priežasties aukštą emocinį intelektą išsiugdę žmonės yra linkę profesinėje veikloje bei asmeninėme gyvenime priimti tikslingus, teisingus ir ateityje nuostabių rezultatų atnešančius sprendimus jiems patiems bei jų aplinkoje esantiems žmonėms. Aukštą emocinį intelektą turintys žmonės sugeba įsijausti į kito žmogaus esamą situaciją ir suvokti jo patiriamas emocijas. Tokie žmonės niekada kitų nežemina, nesišaipo ir neapgaudinėja. Verčiau palaiko, padeda, supranta ir paskatina, o tokių žmonių nuoširdžios empatijos dėka atsiranda impulsas aplink save kurti šiltą, sąžiningą bei sąmoningą aplinką, kurioje gera būti. Gyvenimas eigoje netampa lengvesnis, tačiau jūs jo eigoje tampate stipresni. Aukštą emocinį intelektą turintys žmonės daug geriau geba susitvarkyti su stresu, prisitaikyti per gyvenime atsiradusių pokyčių, bei vėl atsistoti ant kojų po labai sunkios ir juos ant žemės parbloškusios nesėkmės. Ko pasekoje, tokie žmonės, net ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis, sugeba nepalūžti ir išlipti iš pačių beviltiškiausių gyvenimo situacijų. Apibendrinant, aukštą emocinį intelektą išsiugdę žmonės yra linkę sukurti ir išlaikyti kokybiškus, tvirtus bei vertybėmis grįstus santykius tiek profesinėje veikloje, tiek asmeninėme gyvenime, ko pasekoje sulaukia daugiau simpatijų iš aplinkos, impulso su jais bendrauti bei praleisti daugiau laiko ir skatina norą turėti bendrų darbinių reikalų. Aukštas emocinis intelektas padeda gyventi kokybiškesnį, laimingesnį ir gerokai sėkmingesnį gyvenimą. O dabar pasidalinsiu esminėmis psichologų rekomenduojamomis praktikomis siekiant ugdyti savo emocinį intelektą. Pažinkite savo emocijas ir jas įvardinkite. Nutikus kokiai nors stipres emocijas provokuojančiai situacijai, o tokių buvo, būna ir bus visada, pasistengkite atpažinti savo emocijas. Kokias emocijas tuo metu jaučiate ir ar galėtumėte jas įvardinti. Kokios emocijos paprastai jums sukyla nutikus stresinėms situacijoms ir kaip juose iš tikro norėtumėte sureaguoti. Gebėjimas stresinėse ir emocinius pliūpsnius provokuojančiose situacijose stabtelėti ir sukontroliuoti impulsyvumą yra labai svarbus aspektas aukšto emocinio intelekto ugdymosi link. Būkite atsakingi už tai, kaip jaučiatės ir ką darote. Jeigu padarėte kokią nors klaidą, pripažinkite ją ir iš jos pasimokykite. Siekiant ugdytis emocinį intelektą labai svarbu yra sąmoningai suvokti ir priimti atsakomybę už savo padarytas klaidas. Pripažindami savo padarytas klaidas ir nerodydami pirštais į aplinką, kuri galėjo prie tos klaidos prisidėti, ne tik auginsite savo asmenybę ir emocinį intelektą, bet tuo pačiu sulauksite daugiau pagarbos ir palaikymo iš aplinkinių, puikiai suprantančių, kad klaidas darome visi. Taip pat pripažinkite ir priimkite savo jaučiamas neigiamas emocijas ir nuo šių jausmų nebėkite. Jaučiamų neigiamų emocijų įvardinimas ir jų pripažinimas yra labai didelis žingsnis siekiant su jomis tvarkytis. Paprašykite atsiliepimų iš jūs supančių jums svarbių žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi jūsų gyvenimo kokybė. Tai gali būti šeimos nariai, jūsų antra pusė ar labai geri draugai, arba stiprių lyderio savybių turintys kolegos ir vadovai. Pasiteiraukite pas juos, kaip jie įvertintų jūsų turimą emocinį intelektą. Paklauskite, ar jų pastebėjimais esate empatiškas
ir suprantantis kitus žmonės sudėtingose akimirkose. Ar gerai gebate spręsti ir suvaldyti konfliktus. Taip pat ar stebint jūs iš šono, jiems atrodo, kad tinkamai sureaguojate į išties sudėtingas ir impulsyvumo kontroliavimo reikalaujančias situacijas. Atsakymai tikrai nebus patys maloniausi ir tai, ką jūs norėtumėte girdėti. Tačiau nepradėsite savo emocinio intelekto lavinimo kelionės, nežinodami, kuria kryptimi turite keliauti. O argumentuotos kritikos priėmimas taip pat yra priskiriamas prie aukšto emocinio intelekto savybių ir rodo aukštą žmogaus turimą emocinę brandą. Skaitykite literatūrą. Puikiai suprantu, kad kalbant apie šiuolaikinį jaunimą, gyvename visuotinėme knygų neskaitimo laike ir dėl to yra labai apmaudu. Dauguma jaunimo renkasi beribį priklausomybę keliantį ir gyvenimo kokybę žalojantį socialinių medijų naršymą, vietoj to, kad atsiversti stiprią vertę suteikiančią knygą. Labai rekomenduoju paklausyti epizodą apie socialinių medijų žalą, kad aiškiau suvoktumėte, kaip tampate nuo jų priklausomi ir kaip stipriai beribis laikas juose neigiamai paveikia mūsų gyvenimus. Epizodo nuorodą įkelsiu šio video pabaigoje. Praktiškai visos jūsų turimos gyvenimiškos problemos anksčiau jau yra išgyventos ir įveiktos seniau gyvenusių žmonių, kurie puikiai supranta, kaip su jomis tvarkytis. Visos šios neapsakomai vertingos istorijos yra surašytos įvairiose skirtingus gyvenimo aspektus liečiančiose knygose. Jums tereikia tik jas atsiversti ir gausite atsakymus į visus jums kylančius ir ramybės neduodančius klausimus. Tad ugdykite savo emocinį intelektą. Gyvenime vadovaukitės ne vaikymosi, o pritraukimo koncepcija, nes kuo geriau įvaldysite tam tikrą žaidimą, tuo daugiau jūsų aplinkoje atsiras norinčių su jumis tą žaidimą žaisti. Ugdykite savo asmenybę, o gyvenimas jūs už tai be abejonės apdovanos. Šaltinių nuorodas paliksiu video aprašyme. Būkit sveiki ir laimingi. Iki.